Sveiki visi konferencijos dalyviai. Dėkoju už galimybę pristatyti, kaip Lietuvoje vykdoma ankstyvosios intervencijos programa, kokia yra mūsų šalies patirtis ir kokios būtų tolimesnės įgyvendinimo kryptis ir šių programų plėtra. Tai visų pirmiausia, norėčiau pradėti nuo apibrėžimo, kas yra ankstyvoji intervencija. Tai ankstyvoji intervencija yra pagalba jauniems žmonėms, kai jau yra pastebimas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, bet dar nėra susiformavusi priklausomybė. Ir ankstyvosios intervencijos tikslas yra motyvuoti ir kuo anksčiau paskatinti keisti jaunuolio elgesį. Ir trumpai norėčiau pristatyti, kasgi yra ankstyvosios intervencijos programa, kuri yra taikoma Lietuvoje. Ir nuo ko prasidėjo jos vykdymas ir plėtra. Tai ankstyvosios intervencijos programa, kuri yra vykdoma Lietuvoje, yra parengta tarptautinio projekto Fred Goes Net pagrindu. Ši programa yra sukurta Vokietijoje pavadinimu Fred ir ji remiasi tarptautinė praktika, todėl yra pritaikyta įvairiose Europos šalise, įskaitant Lietuvą. Ir narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, kaip asocijuotas šio projekto partneris, gavo leidimą adaptuoti programą ir nuo 2013 metų jie diegia Lietuvoje. Tai narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas koordinuoja šios programos įgyvendinimą, organizuojame specialistų parengimą ir jų supervizijų organizavimą. Ir kaip yra įgyvendinama ankstyvosios intervencijos programa Lietuvoje. Ji įgyvendinama per savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. Yra patvirtintas ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas, kurio pagrindu nuo 2018 metų programa yra pradėta diegti nacionaliniu mastu. Ir šią programą veda visuomenės sveikatos biurų, visuomenės sveikatos specialistai ar kiti specialistai teisės aktų nustatyta tvarka baigė ankstyvosios intervencijos mokymo programą. Ir kam tiksliai yra skirta ši programa, tai ji skirta jaunuoliams nuo 12 iki 18 metų ir ji skirta eksperimentuojantiems ar dar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, kol dar jiems nėra išsivysčiusi priklausomybė. Ir programos tikslas yra motyvuoti keisti savo elgesį, paskatinti jaunuolį suabejoti jau turimomis žiniomis, kurios yra susijusios su psichoaktyvių medžiagų vartojimu, jų keliama žala bei pasekmėmis sveikatai. Ir šios programos metu yra suteikiama galimybė jaunuoliams būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendramžių rate, saugusiajam moderuojant visą programos vykdymo veiklą. Ir trumpai, kas sudaro šią programą, tai iš viso yra 3 dalis. Tai visų pirmiausia pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui su jaunuoliu. Vėliau tęsia praktinių užsiėmimų ciklas. Didžiausias dėmesys yra skiriamas pačių jaunuolių įsitraukimui, diskusijoms, refleksijai, patirčių pasidalymui. Ir vėliau yra 3 dalis, baigiamasis pokalbis. Ir ši programa yra vykdoma grupėse nuo 4 iki 12 asmenų. Ir kaip jaunuoliai gali įsitraukti į šią programą, tai jaunuoliai į programą gali patekti tiek savanoriškai, tiek gali būti nukreipti dalyvauti ir tai leidžia būtent pasiekti tuos, kurie patys šios pagalbos galbūt neieškotų. Tai asmeniai pareigoti gali dėl administracinių nusižengimų numatytus nusižengimus arba vaiko gerovės komisijos siūlymų asmeniui, kuomet yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė. Tai yra 2 būdai, kuomet asmuo gali būti įpareigotas dalyvauti. Ir narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas kasmet rengia šios programos įgyvendinimo ataskaitą. Stebime, kaip ši programa yra vykdoma ir išties džiugu dėl visuomenės sveikatos biurų veiklos, jog programos dalyvių skaičius kasmet yra
didėjantis. Tai pernai metais iš viso programą baigė 1257 jaunuoliai, vidutinis jų amžius buvo 14 metų. Įsitraukimas į programą taip pat labai panašus, beveik pusė jaunuolių į programą įsitraukė savanoriškai, šiek tiek daugiau nei pusė buvo įpareigoti dalyvauti. Ir taip pat yra vertinamas šios programos poveikis jaunuolių nuomonė, tai 66% yra nurodę sumažinę psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, 62% nurodė ketinantis ateityje nebevartoti psichoaktyviųjų medžiagų. Taip pat beveik 80% yra patenkinti programa, jiems yra jį įdomi, aktuali. Ir beveik 90% jaunuolių žino, kur kreiptis pagalbos, būtent dėl emocinių ar psichologinių sunkumų, kurie kyla dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Ir kalbant apie tolimesnę ankstyvosios intervencijos programų plėtrą, šiuo metu narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą Prevencija saugus pasirinkimas. Ir vienas iš šio projekto tikslų yra ankstyvosios intervencijos programų plėtra. Ir šį projektą įgyvendiname kartu su projekto partneriais visuomenės sveikatos biurais. Vėliau prisidės ir savivaldybė administracijos, nes prisideda dar trečia šio projekto poveiklė. Tai viena iš projekto poveiklių yra 3 ankstyvosios intervencijos programų pritaikymas naudoti Lietuvoje. Tai visų pirmiausia pradėjome nuo šiuo metu vykdomos ankstyvosios intervencijos programos atnaujinimo, kad ji būtų aktuali, ir toliau seks 2 programų diegimas, išbandymas. Tai esame jau tiksliai suradę, kokios tai bus programos, jos bus orientuotos į rūkymo problematikos mažinimą ir elektroninių cigarečių vartojimo mažinimą. Ir trumpai apie šiuo metu vykdomos ankstyvosios intervencijos programos atnaujinimą. Tai šiai programai sukūrėme naują identitetą, naują pavadinimą, kad jis būtų kuo aktualesnis jaunuoliams, kad jie norėtų įsitraukti į šią programą, kuo daugiau savanoriško to įsitraukimo užtikrinti. Tai būtent laisvas ir atspindi šios programos pagrindinė idėja padėti jaunam žmogui išlikti laisvam nuo priklausomybių, socialinio spaudimo, stereotipų. Tai esame atnaujinę ir šios programos komunikaciją, tai sukūrėme logotipą, vizualinį stilių. Taip pat į šią programą yra įdiegti nauji praktiniai pratimai, metodai, atnaujintas programos vykdymo vadovas, yra sustiprintos specialistų kompetencijos, buvo atvykusi šios programos lektoriai iš Vokietijos, kurie atnaujino žinias, vykdėme mokymus. Ir yra išplėstas programos turinys, tai įtrauktas FredEds programos modulis ir būtent išplėstas į stimuliantų vartojimo rizikas dėmesys. Ir apibendrinant pabaigai, norėčiau paminėti, kad ankstyvoji intervencija leidžia pasiekti jauną žmogų laiku, kol dar ta problema nėra pažengusi, nėra išsivysčiusi priklausomybė. Ir mūsų toks yra tolimesnis tikslas, tai stiprinti ankstyvosios intervencijos programų prieinamumą, siekti, kad kuo daugiau jaunuolių, kuriems yra reikalinga pagalba, laiku patektų į programą. Ačiū dėmesį. Tikrai labai jums ačiū, gerbiama Aneta. Dar tik tai gal klausimas, parodėt vizualios medžiagos, bet ar yra dar ir ta metodinė medžiaga prieinama viešai? Tai kol kas ši medžiaga nėra prieinama viešai, kol kas tai dalinamas tik su projekto partneriais. Vėliau, kai mes tą programą išbandysime, bus tolimesnis jau visos Lietuvos visuomenės sveikatos biurų specialistų žinių atnaujinimas ir tada jau visi biurai gaus tą atnaujinimą.